šitam etapė matau tik tokį dalyką, kad reiškia, yra pas mus sudaryta tokia rinkiminė, va, tokia politinių judėjimų kūrimosis, reiškia, sistema, kad va, būtent tu gali apeliuoti tik tai tokius žmonės, arba tu gali iš karto parsiduoti oligarchui. Oligarchui, stambiam verslui, kuris nepabijos, reiškia, kuris turi antiek jėgų, kuris jau įsitvirtino, reiškia, politikoje, ir jisai galės, reiškia, tave paimti po sparnu, ką dabar ten, sakykime, ten daro, nenoriu vardinti, tenai, reiškia, ten yra daug labai garbių žmonių, visą kitą, bet, na, aš neįsivaizduoju, kaip tu gali būti nepriklausomas, reiškia, kandidatas, jeigu tu esi, reiškia, po oligarcho, reiškia, sparnu, eini į Seimą. Neįsivaizduoju, kaip tai gali būti. Tai pas mus padaryta tokia, reiškia, sistema. Ir būtent, kad, reiškia, visą tai, kaip tu aiškiai supranti, kur yra klaidos pas mus, kad apie tai mes ir šnekam, kad kandidatavimas politinėse partijose pagal sąrašus, jis turi pasikeisti. Jis turi būti, reiškia, žmonės, lyderiai, kurie, reiškia, vienmandatėse tiesiog turi kovoti. Ir dar kitas dalykas, čia galima šnekėti ir šnekėti, mes per savo odą, reiškia, visą tai pereinam ir mes matom tas įdas, kad tai yra, reiškia, nu, nėra analogų daugiau pas mus Lietuvoje, reiškia, tokio judėjimo kaip mes. Tie, kurie va tokie, kaip jūs sakot, savižudžiai, reiškia, sugalvotų, reiškia, įlysti į šitą, sakykime, politinę lietuvišką beprotybę. Bet jinai, nu, bet mes negalim, reiškia, tiesiog matydami visą šitą beprotybę nieko nedaryti. Mes tiesiog atėjo laikas, kad mes negalim. Todėl, kad ta pati politinė sistema, jeigu mes nieko nedarysim, kiekvieną iš mūsų atskirai, su kiekvienu iš mūsų atskirai susidoros. Jeigu mes esame susidoros per reputacijos ten žemę, per bylas, per grasinimus, per įbauginimus. Yra įvairių metodų, per finansus, per šeimą, per vaikus, per viską. Ir tai jau yra daroma ir mes tai matome. Ir jeigu mes, reiškia, nesame, sakykime, taip kažkur susitelkę, reiškia, kažkokiam judėjime aplink bendrą interesą, su mumis kiekvienu jau dabar aišku, kad susidoros.